Aš sakau, gerk. Nuo tavo pieno jau nėra kur dėtis. Visi kibirai ir dubenys pilni pieno, antai net praustuvėje pienas. Na ir kas? Aš įsigysiu ir antrą karvę. O kaip prausimės? Va taip. Taip. Reikia nesusipurvinti. Ir apskritai, kai kas liežuvio ausies prausia. Aha, o kai kas ir pelės ėda. Oi. O kad tavo karvė būtų protingesnė, vietoj pieno duotų gazuotą vandenėlį. Pepsi-Cola, pavyzdžiui. Oi. Ar girą. O jei tu būtum protingesnis, tai seniai darbą dirbtumai. Ir dirbsiu. Aš toj eisiu medžioti. Oi. Ir negaila tau šaudyti žvėrelių. Gaila. O jei manyje instinktas pabunda ir traukia mane į mišką baisi jėga. Oi. Oi. O žvėrys apkitko, tam ir sutverti, kad juos medžiotų. Aš greit grįšiu, kad nors skalės nenušausiu. Eik, pamatytų mane, dėdė Fiodoras. Bėk, bėk. Spanelė nelaimingas. Kokia čia raidė? Karvė. O šita? Karvė. Na, sukark šitą raidę. Karvė. Na, o šitą kokia? Karvė. Gana įgryso. Mano gyvenimas visai be prošvaiščių. Aš gyvenu kaip baudžiauninkė. O kodėlgi? O todėl turiu 4 vakarinės sukneles šilkenes. O nueiti su jumis nėra kur. Ne viskas nuspręsta. Mudu rytoj važiuojame į kurortą. Kodėl į kurortą? Mes turime puikiausią sodybą, Rūgpienių kaime. Tu tik pagalvok. Kas ten? Kas ten atėjo? Niekas neatėjo. Mūsų tėvelis išprotėjo. Jis į kurortą mūsų neišleidžia. Aš irgi nenoriu į kurortą. Aš noriu į Rūgpienių kaimą. O ką aš ten veiksiu tuose jūsų rūgpiniuose? Su vakarinė suknelė malkas kaposiu ar jaučiu žavėsiu? Gana. Aš visus metus lažą ėjau. O dabar noriu pailsėti kurorte. Dėmesio, dėmesio. Traukinys Maskva-Sočis išvyksta iš 4 kelio. Elektrinis traukinys į Rūgpienių kaimą iš 5. Kartoju, dėmesio, dėmesio. Traukinys Maskva-Sočis. Klausyk, o kur mūsų vaikutis? Kur dingo dėdė Fiodoras? Mama, tu dėl manęs nesijaudink. Aš su Šariku ir Matroskinu nepražūsiu. Mes gerai gyvensime. Aš tave auginau, per naktis nemiegojo. O tu kitų traukinį išvažiuoji. Jis teisingai elgiasi. Jam kaime geriau. Jisgi neturi vakarinių suknelių. Sėsk, medžiotojau. Pavėžinsiu. Ačiū, dėdė Pečkinai. O kaip tu, medžiotojau, šaudai? Taikliai? O kaipgi kitaip? O jeigu aš kepurę mesiu, tu į ją pataikysi? Meskite savo kepurę. To iš jos nieko neliks. Vien tik skylės. Kas čia dabar darosi? Tai ne medžioklė, o tikra žvejyba. Ei, kvailiuk, mesk šautuvą. Bus lengviau plaukti. Aš mielai numesčiau, bet Matroskinas man galvą nusuks. Už šautuvą pinigai sumokėti. O mano gyvenimas neskatiko nevertas. Viskas. Įsivaizduokite, kad aš nuskendau. Kas ten? Tai aš,
Nereikia mums žinutės apie berniuką. Čia jokio berniuko nėra. Jis mieste gyvena. Kas ten? Kar. Tai aš. Valio! Pagaliau mano mylimas dėdė Fiodoras atvažiavo. Dabar mūdu dvigubai daugiau karvutę šieno prišienausime. Gerai, gana apie tą šieną, kur Šarikas? Antai jis iš medžioklės grįžta. Medžiotojėlis. Ir tikriausiai laimikį tempia. Oi, lyg neturėčiau ką veikti. Tik visokius šunis iš upės traukti. O aš ir neprašiau, kad mane trauktum. Gal aš visai neskendau, gal aš po vandeniniu plaukiojimu užsiminėjau. Štai, jums už mūsų Šariką. Ak, tas mūsų Šarikas. Medžiotojėlis atsirado. Nėra iš tavęs jokios naudos, vieni nemalonumai. Tai ką su juo daryti? Pražusis be medžioklės, visai suliesės. Suliesėsiu. O gal paverskime jį tinkamu šunimi? Nupirkime jam vežimaitį ir tegu juo vežioja pieną į turgų. Daržą suorę. Ei, Šarikai, ar nenori būti tinkamu šunimi, Galiu būti ko norit, nors ir kaliausia. Vis tiek man gyvenimas nemėlas. Ne. Aš taip nusprendžiau. Aš mamai ir tėtei parašysiu laišką. Tegu atsiunčia Šarikui fotošautuvą, tai bus maloni medžioklė ir žvėrių šaudyti nereikės. Brangioji, palikim ramybėje tavo kurortą ir važiuojam į Rūgpienius. Pakentėk. Jau 2 vakarinės suknelės buvau, apsivilkusi dar 2 liko. O gal vaikeliui blogai be mūsų? Tai mums be jo blogai, o jam ten gerai. Jis turi tokį katiną, kad tu jam neprilygsi. Jis už jo kaip už akmeninės sienos. Taip, jei būčiau turėjęs tokį katiną, gal būčiau niekados ir nevedęs. Kas ten? Čia aš laiškininkas Šarikas, tai yra Šarikas. Prašau. Kelkitės, mūsų karvutė atsivedė veršiuką. Matote, kokia nauda iš mano karvytės. Draugai, priimkime jį į namus. Aha, ir mama į namus. Tik to čia ir betrūko. Tik įdomu, kieno jis? Kaip kieno? Jis mūsų. O jis ne mūsų. Kieno karvė? Valstybės. Juk mes išsinuomojome ją. Vadinasi ir veršiukas valstybė. Šarikai, prašau patylėk. Karvė valstybės. O viską, ką įduoda, pienas ir veršiukas mūsų. Dėdė Fiodorai, pats pasampratauk. Jei mes išnuomojame šaldytuvą, tai kieno jis? Valstybės. Teisingai, dėdė Fiodorai. O šaltis, kurį jis gamina, kieno? Šaltis mūsų. Mes jį dėl šalčio tik ir imam. Mes ėmėme 1 karvę, o dabar jau turime 2. Šarikai, pagal kvitą karvė 1. Pagal kvitą ėmėme 1 ir gražinsime 1, kad nesuklystų apskaitoje. Nesuprantu, ko jūs ginčijatės. Tu, Matroskinai, norėjai pirkti karvę visam laikui. Ir nusipirk savo karvę su veršiuku. Aš su savo žalute ne už ką dabar nesiskirsiu. Aš ir tai buvau laimingas, o dabar būsiu dar laimingesnis. Nes turiu 2 karvytės. Veršiuk, eik šian. Milasai, gulėt. Mūk. Veršiuk, paimt.
pas jūs su reikalu atėjau, o jūs badatės. Žiūrėkite, ką iš mano kepurės padarėte. Ne kepurė, o ventiliacija. O, kiek skylių. O kokiu reikalu atėjote? Aš jums siuntinį atnešiau, tik jums netiduosiu, nes neturite dokumentų. Dar anksti jums dokumentus turėti, o deguotiems dokumentai ir nepriklauso. Tai kodėl jūs siuntinį atnešėte? O todėl, kad taip turi būti. Jei siuntinys atėjo, reikia jį nunešti. O jei dokumentų nėra, jo atiduoti negalima. Aš dabar pas tave visą savaitę taip vaikščiosiu. Atiduok tai jau pat mūsų siuntinį. O kokius dokumentus turite? Ūsai, kojos, uodega. Štai kokie mano dokumentai. Dokumentuose visada būna antspaudas. Ar yra antspaudas ant uodegos? Nėra. O ūsus galima ir priklijuoti. Turbūt man fotošautuvą atsiuntė. Taip, tikriausiai jis brangiai kainuoja. Taip. Žinot, ką aš sugalvojau? Ką? Mes surasime tokią padėžę kaip Pečkino. Na? Ir kai jis vėl ateis, O kas toliau? tai dėžes mes sukeisime. Valiau! Žalutė, ateik, duok kojelę. Kas ten? Aš laiškanešys Pečkinas. Atnešiau siuntinį, tik jums jo netiduosiu, nes neturite dokumentų. O mes to siuntinio ir patys neimsime. Kam mums tas tepalas? Koks toks tepalas? Paprasčiausias, jo batus visi valo. Tai kas jums tiek batų tepalą atsiuntė? Jūs ką, tepalo kioską atidarote? Mano dėdė atsiuntė. Jis gyvena pas tepalo fabriko sargą. Jis to tepalo per akis turi. Ir siunčia, ką sugalvoja. Tepalas čia ar ne tepalas, o siuntinio jums netiduosiu. Manęs nemulkinkite. Kas ten? Tai tu plepi ten, o aš čia. Patylėtum. Jūsų prašyčiau mūsų paukščiuko neskriausti. Tiek to nepykite, geriau eikite arbatos gerti. Viskas ant stalo. Prašom, draugė Pečkinai. Prašom sėstis. Paduokite man tuos saldainius. Jie labai skanus. Atiduok. Tai mano saldainis. Oi, kokie tie žmonės. Oi, kokie jie godus. Na, šarikai, dabar galėsi medžioti. Ir žvėris fotografuoti, ir nuotraukas į visokius žurnalus siuntinėti. Teisingai, siuntinėsi ten, kur daugiau mokės. Neliūdėk, dėdė Fiodorai, greitai atvažiuosim, tik viena suknelė beliko, tėtė ir mama. Koks prastas laimikis, o aš pusę dienos bėgiojau, kad nufotografuočiau. Mažai. Tu dar paskui jį pusdienį lakstysi.
Kodėlgi? O kad nuotrauką atiduotumėj? Valio! Mano brangiai, mano mėlėjai, kaip pasitaisėte, kaip įdegėte. Sveiki. Atvykę. Sveikas, brangusis Piotrai O, Ivanovičiau. nesibučiuokite, pilietė. Pirma, viską reikia išsiaiškinti. O ką čia aiškintis? O štai ką. Pažiūrėkite, ką jie su mano kepure padarė. Nei dabar kiaura, kaip rėtis, gali net miltus įjoti. Klausykite, draugai Pečkinai. O jūs patylėkite. Tokių kaip jūs 3 kailių kepuriai reikėjo. Gerai, draugė Pečkinai. Štai jums jūsų kepurė. Tik tai prašyčiau nusiraminti. Nusiraminkite, prašau. Gerai. Mes turime lauko paštą, o dabar turėsime ir jūrų. Leiskite, aš jūs prisiminimui nufotografuosiu. Netaikykite mane tuo šautuvu. Gal mano gyvenimas tik prasideda. Į pensiją išeinu. Supratau. Ir jeigu aš gyvenčiau dar kartą, tai gyvenčiau tik Rūgpienių kaime.